Tai sveiki visi, čia ir vėl aš Domantas ir šiandien nusprendžiau pageokečint. Tai dabar kas tas geokečas? Geokečas programa prieinama visiems. Per tą programą žmonės paslėpia mini lobiukus, ten kur galima tiesiog užsirašyti vardą ir viskas. Tai jo, tai žmonės tiesiog tų lobiukų ieško, atsižymi, kad rado ir važiuoja toliau. Ir kaip tik dabar esu šalia vieno geokečio. Tai tas geokečas vadinasi... Tai pirmas geokečas yra pirmojo ir antrojo pasaulinio karo karių kapai. Žiūrėsim, ar yra ar nėra. Ar dar likę kažkas ten. Čia biškį turim paeit, bet čia nėra toli. Tai paskutinį kartą žmogus buvo radęs 12 dieną, tai būtų šiandien. Šiandien buvo rastas, tai tikiuosi ir mes rasim. Jo, užuomena yra, kad yra už kario. Ieškom. Net neįsivaizduoju, kur čia galėtų būti. Galvojau čia, bet čia grybas. Užuomena už kario ir aš esu jau kaip ir vietoj. Nelabai suprantu. Nelabai suprantu, kur čia. Parašyta už kario. Kaip suprasti už kario? Bet čia nieko nėra. Gal paėmė kas? Tikrai nieko nematau. Turėtų būti tokia mini dėžutė, kažkas tokia. Palei mapsą. Palei mapsą tai čia tose žolėse tipo. Bet čia manau, kad čia nieko nėra. Nežinau, šito lobio neradau. Važiuojam prie sekančio. Arba aš aklas, arba kažkas paėmė, nežinau. Bet vietovė visai nieko. Tai graži. Tai bent tiek. Gerai, nenusimenam, važiuojam prie kito lobio. Tai biškį paskaičiau komentarus. Pasirodo, tos statulos ten nebėra. Va čia turėjo stovėti kario statula ir už jos tas lobis turėjo būti. Tai aš paskaičiau. Sakė, yra dvigubą medį dabar. Tiesiai į dvigubą medį kažkur. Kur yra dvigubs medis? O čia dvigubs medis. O, yra, radom. O, radom lobį. Labai gerai. Visai nemažai yra rastų. Dar čia vien popieriuks viduj matau. Užsirašom. O, užsirašėm. Liuks. Sukišam atgal. Viskas. Lobį atgal padedam. Ir galim judėti. Tai kaip suprantu, va čia va buvo ta statula, šičia. Ir jos nebėra. Tai kažkas tikriausiai perkelia ten toliau. Ir viskas. Gerai, radom. Yes. Važiuojam. Ką esam, liko kilometras. Ir kai visada prasideda... Ai, čia ne žvyrkelis. Gerai. Tai privažiavam prie sekančio lobį. Rodo 80 metrų dar eit. Einam, žiūrim. Užuomena eglė. Šitas lobis vadinas Pageluvio ežeras. Bandom žiūrėti. Eglė, bet čia daug to eglė. Matau, kuri čia ta eglė. Gal šitą. Tai paskaitom komentarus ir pažiūrim. Komentaruose radau koordinatės. Tai kaip ir čia, kaip suprantu. Šituose brūzgynuose. Jo, kažkur tai čia. O, kaba. Konkorėžis. Čia tikriausiai čia, jo. Blemba, dar ir sunku pamatyti. Jo, čia, o. Čia dar taip lengvai jo neišimsi. Su šakelė reikia.
Blemba, niekaip neišėm. O, tai išėmiau. Blemba, visas jau čia peršlapęs. Oi, čia. Pilnas. Užsirašėm. Dedam atgal. Blemba, kiek odų. Čia biškiau jis palūžęs. Ja, dedam atgal. O dabar lendam iš tų brūzgynų. Oi. Antras labiukas surastas. Odų belė kiek, bet lobis rastas. Jo. Graži dėžutė padaryta, viską. Liuks, kieno čia lobis, liuks. Šiaip vieta graži. Ir šalia yra ežeras, didelis ežeras. Ką žinau, judam prie sekančio, ne? Čia važiuoju. Ir tokį ženklą užmačiau. Kas šiukšlins, tas gaidys. Kelmė. Zdarova. Tai ką, atvažiavam prie sekančio lobiaus. Kražantės tiltas 2 pavadinimu. Jo atida porą 100 metrų. Tai va, jau esam prie šito tilto. Ir užuomena parašyta po. Tai kaip ir aišku, kad po tiltu tikriausiai, ne? Kažkas tokį. Paveikslų visokių gražių pristatyta. O. Good. O, čia dar ir nusiversti įmanoma. Gerai, tai mes esam po tiltu. O kažką matau. Kažką ten matau. Ne? Gal ir ne. Po tiltu. Kur čia galėtų būti po tiltu? Tikrai ne ten, negali būti čia. Paliu koordinatės irgi ne čia. Realiai net nežinau. Nerandu. O tai gal jau paskendęs šitas lobis? Arba ant šito gal padėta? Net neįsivaizduoju. Galim pamanyti pažiūrėti dar ant šito. Nes kitur daugiau nerandu. Lyg ir nėra. Aš įprašė po tiltu. Na ne, čia irgi nėra. Nežinau. Aš tiesiog nežinau. Nu, žinokit, neįsivaizduoju, kur jis gali būti. Ten rašo, kad turėtų būti pet tubelė. Tai tokia tubelė, man atrodo. Ir rašo, baisiai rankų išstepti irgi nereikia. Ir tipo lengva rasti. Nežinau, nebent vat čia prie tų kolonų, nes mapsas rodo čia, va, plius minus to vietoj. Čia dabar yra vandens nemažai, tai nelabai aš čia prieisiu. O iš čia, jeigu būtų, tai jau dasiek niekaip. Nežinau, arba nebėra. Jeigu jūs rasit, parašykit. Čia yra Kražantės tiltas 2. Šitą užskaitom kaip nerasta. Neradau, bet Kražantė liuks. Tai dar vienas yra Kelmėj. Važiuojam iki jo, ten labai paprastas. Tai gal ten rasim. Kol kas Kelmėj 0 rasta. 0 iš, nežinau, kiek yra 4 gal kokie. Bet važiuojam į paskutinį. Tai sekantis randasi Kelmės 1000-mečio parke. Tai atvariavo čia prie to 1000-mečio parką. Ir užuomena yra magnetas ar magnetinis. Ir pažymėta yra šitam ženklė. Manau, gal bus čia kažkur. O, radau. Koks mažiukas. Einam prie mašinas, užsirašysim. Aš palikau tušinuką.
Bandom kažkaip atidaryti. O. Oi, čia kiek jau yra. Čia yra rastų. Opa. Bet čia rasiu vietas, o yra dar vietas užsirašyti. Nu, va, užsirašėm. Dar vienas lobis į mūsų sąskaitą. Einam padėti. Liuks. Tai ką, viskas. Radom iš 4 lobių 3 lobius. Ir manau yra gerai. Tai jei jau pažiūrėjai iki galo ir nori dar daugiau geocachingų video, paspausk like, paspausk subscribe, pasidalink su draugais ir susimatysim kitame video. See ya!